Dieta nuo galvojimo apie dietas. Kas yra dieta? Tai savanoriška kelių dienų ar savaičių bausmė savo kūno badavimu ar neprivalgymu, ar kažkaip kitaip. Kodėl būtent ta, kur neva tai britų mokslininkai nustatė reikšmė, tada kai sakom, kad tavo svajonių kūnas vos per 12 dienų valgy kiek nori. Kodėl būtent ta reikšmė laimė vietas popieriniuose ir elektroniniuose puslapiuose, nors jį garantuotai atsigrėžia prieš kiekvieną, kuris ją patiki. Juk taip saldu galvoti, kad pilnai kontroliuoja situaciją. Trumpalaikės dietos siūlo labai paprastą planą, kuris garantuotai nuvesi taip geidžiamą rezultatą. Ir tas paprastumas tikrai labai paperka. Žinoma, ta dalis praleidžiama ir kad kiekvienas žmogus individualus ir kad bet kuriuo metu skirtingai naudoja iš maisto gaunamas medžiagas ir energiją ir kad jokių garantijų duoti neįmanoma, kai nežinoma mitybos istorija, kuri irgi daug lemia, kaip kūnas elgiasi su maistu. Ir aktyvumo lygis, ir emocinė būklė, ir genetiškai nulemti kūno ir medžiagų apykaitos ypatumai irgi yra svarbu. Kaip jau būtų baisu prisikrauti pilną galvą žinių apie mitybą, bent vienai minčiai reikėtų palikti vietos. Kūnas nėra krosnis, kurią reikia kūrenti malkomis. Mitybos ir medžiagų apykaitos procesai yra subtilūs ir sudėtingi, todėl be specialių žinių jų geriau nebandyti reguliuoti. Maždaug taip, kaip nebandyti pilotuoti lėktuvą, to nemokant. Dar saldžiau yra galvoti, kad pastangų reikia tik nedaug, tik kažkiek dienų, o rezultatas bus toks puikus ir jis liks visam laikui. Nemokamas sūris yra tik pelėkautose. Jeigu jau įdėjo daug pastangų kūnų išmušti iš sveikos pusiausvyros, gal tai ir neatrodė kaip pastangos, bet iš norimos kūno formos iškrito tikrai ne per 12 dienų. Tai nėra jokio būdo, kuris stebuklingai greitai atburtų visą nesveiką gyvenimą iki šiol ir grąžintų jūs į sveiką ir liekną kūną. Jeigu visą gyvenimą norite atrodyti sveikai, tai valgyti sveikai irgi reikia visą gyvenimą. Jokios kitos matematikos ar būdų apgauti gamtą čia nėra. Jeigu būtų taip paprasta, nebūtų kuriamos vis naujos dietos. Sakant, ko jau šito, tai tikrai garantuotai veiks. Visi senai žinotų, ką reikia daryti. Kaip žino, kad nereikia šaltyje laižyti metalo. Gal išskyrus atsitiktinius užsispyrėlius, kuriem būtinai viską reikia išbandyti patiems. Kad būtum gražesnė ar gražesnis, reikia pasikankinti. Tai taip pat tiesa, kaip jeigu nori būti labiau pailsėjęs, reikia daugiau pabėgioti. Jeigu nori būti labiau įdegęs, reikia labiau pasislėpti nuo saulės. Jeigu esi ištroškęs, reikia dar mažiau gerti, kad troškulys praeitų. Supratot, nieko panašaus. Baudžiamas badavimu ar nepilnaverčių maistų kūnas niekada netaps gražesniu. Niekada. Kūnui reikia ne cukraus, ne riebalų, ne burbuliukų ir ne sūrių prieskonių. Kūnui reikia maisto, tikro ir kokybiško maisto. Jokiam kūnui, jokiamis sąlygomis nereikia saldainių ar traškučių, jų norisi, taip kaip narkomanui norisi dar vienos dozės, tačiau jų nereikia. Šį skirtumą reikia bent jau žinoti ir nesislėpti už tariamų organizmo poreikių. Bet taip norisi, kodėl negaliu sau leisti pasilepinti? Gali, be jokios abejonės. Pasilepinti retkarčiais mažų gabaliukų, kad net užsimerktum iš malonumų. Ir nieko blogo dėl to nenutiks. Suvalgyti kasdien po didelę porciją į pasilepinimo apibrėžimą niekaip netelpa. Tai ir nereikia savo bent jau meluoti. Tokiu atveju reikia ir sakyti, noriu kasdien valgyti daug, nesveikai ir atrodyti iš koto verčiančiai. Po to jau pasitikrinti, ar vis dar neatrodo, kad meluoju savo. Vienintelė gera dieta yra dieta jūsų mintims. Dieta nuo galvojimo apie dietą. Apie tai norisi galvoti, tačiau tikrai nereikia. Taikos ir ramybės.